Antrąją žurnalistų ralio dieną visi greičių ruožai drieksis Lietuvos keliais ir tai bus techniški slalomai. Už manęs yra viena labai įdomi trasa. Ji yra Kretingos motobolo stadione, vieninteliame tokio pobūdžio stadione Lietuvoje. Ir ji ypatinga tuo, kad asfaltas joje yra padengtas žvyru. Taigi dalyviams bus ką veikti, norint automobilį išlaikyti reikiamoje trajektorijoje. Когда вот такая хрень есть, я думаю, что по грибы сегодня будут ходить все. Automobilis pranoksta mūsų lūkesčius ir mūsų galimybės šiek tiek. Tai nes jeigu nepranoktų, tai mes dar geriau važiuotume. Tai labai ačiū organizatoriams, kad pas mūsų šitas ralis atkeliavo į Kretingą ir mūsų kretingiškiams suteikia tokio malonumo pamatyti realiai ralį.